Labą dieną. Esu Giedrė Žlabytė ir vedu mokymus apie teatrinės priemonės versle ir gyvenime. Jeigu neatsakysiu tam tikrus klausimus šito seminaro metu ir jūs norėsite juos užduoti man vėliau, galite parašyti į Facebooko puslapį Verslo teatras. Na, o prieš atvykdama čia, į šį susitikimą su jumis, aš kadangi esu klaipėdietė, atvykau jau vakar vakare ir aišku negalėjau nenuvykti į knygų mugę. Tai grįžau iš ten su geriausiais įspūdžiais ir tiesiog laukdama savaitgalio, kada galėsiu praleisti jį su įdomia, nuostabia knyga, kurią ten įsigijau. Aišku, įsigijau ne vieną. Ir kas svarbiausia, kad ten nuvykus, ten tvyrojo tokia atmosfera, tarsi visi esantis žmonės stenduose apie kiekvieną knygą tau galėtų papasakoti įdomiausias istorijas, įspūdžius, tarsi būtų kiekvieną knygą perskaitę ir norėtų su tavimi pasidalinti apie ją. Tai įspūdžiai iš ten, kaip ir minėjau, ir emocijos yra pačios geriausias. Na ir kodėl aš apie tai kalbu? Nes mano manimu, ir tikriausiai ne tik mano manimu, bet ir apie tai kalba visos mokslinės teorijos, vadybinės teorijos, visa praktika absoliučiai yra paremta tuo, kad žmogus, kiekvienas žmogus, norintis įsigyti prekę, paslaugą, svarbiausia, ko jis siekia. Jis siekia tam tikrų emocijų, gerų teigiamų emocijų. Tai yra svarbiausia yra paslaugos patyrimas, patirtis paslaugos metu. Emocijos tos paslaugos metu. Ką mes jaučiame, ką mums duoda tai, ką mes įsigijome, arba kaip jaučiamės po to, kai gavome tam tikrą paslaugą, arba kaip jautėmės tos paslaugos metu. Tačiau svarbiausia yra, ar įmanoma tai, ką mes jaučiame, ar įmanoma tą paslaugos patyrimą valdyti. Tai dabar pagalvokime mes apie teatrą, ar ne? Nueiname į spektaklį ir ten būdami mes jaučiame tam tikras emocijas. Jeigu spektaklis yra geras, mes ir verkiame, ir juokiamės, ir išsigąstame, ir labai jaudinamės, ir pergyvename, ar ne? Jaučiame įvairiausias emocijas. Tačiau žinome, kad tas emocijas sukelia, tarsi netikri dalykai, ar ne? Nes žinome, kad ta situacija spektaklyje, teatre yra suvaidinta. Mes žinome, kad yra aktoriai, žinome, kad yra scena, taip? Tai kodėl taip yra? Kodėl mes jaučiame tikras emocijas, stebėdami, ar ne, tarsi netikrą gyvenimą? Na, vadinasi, tą dalyką, ką mes jaučiame, tą paslaugos patyrimą, juk spektaklis taip pat yra paslauga, ar ne? Mes tą paslaugos patyrimą galime valdyti. Tai yra mums sukuriamas ir suteikiamas emocijas mes galime valdyti. Tai yra valdyti įspūdį. O kaip tą galima padaryti? Tai vėlgi pažiūrėkime dabar mes į spektaklį. Taip? Teatras. Kas tai yra? Tai yra aktoriai, yra visa scenografija, kostiumai, ar ne, žiūrovas. Ir viskas, absoliučiai viskas yra nukreipta būtent į vieną tikslą. Į vieną tikslą, tai yra į tokį, kad mes, žiūrovai, būdami tame spektaklyje, pajaustume būtent tai, ko nori, kad mes jaustume pats režisierius. Taip? Jis sugalvoja, kad jis mums nori perteikti tam tikrą idėją, mintį, emociją ir mes visi ją jaučiame. Tai dabar aš norėčiau pradėti galbūt tokią, gal šiek tiek net ir teatro ar ne, dramos pamoką. Ir šiandien apie tai sužinoję, jūs, manau, galėsite ją pritaikyti savo gyvenime, savo darbe, versle, visur. Nes mano supratimu, šitie dalykai neturi būti slepiami tik teatro aktorių persirengimo kambariuose, ar ne? Jų galvose šitos žinios tikrai neturi būti slepiamas. Mes turime visi tai žinoti. Taigi, vienas tokių pačių svarbiausių pradininkų, gal sakyčiau, to teatro, tikrojo teatro, ar ne, kurį suprantame ir pažįstame jau mes, kuriuo mes mėgaujamės, tai jo pradininkas yra Konstantinas Stanislavskis. Jeigu įdomu, galite pasidomėti, yra nemažai informacijos jau ir internete, žinoma, šiais laikais apie jį. Tai jis ką padarė? Jis tiesiog pašalino iš teatro tą netikrą deklamacinę vaidybą ir visuomet teatre ir apskritai kalbėjus apie meną siekia tiesos. Tai yra, kad tai, ką žmonės išgyvena scenoje, kad tai būtų tikra ir kad tą visą
tikrą tiesą, teatrinę tiesą pajustų žiūrovai. Ir koks svarbiausias dalykas? Stanislavskis sako, ir ką aš manau, reikėtų mums visiems žinoti, dirbant bet kokį darbą, užsiimant bet kokią ar ne veiklą, tai yra, kad svarbiausia yra turėti tikslą. Nes Stanislavskis apie tai ypatingai daug kalbėjo, kad teatro scenoje aktoriai tarsi iš naujo mokosi vaikščioti, kalbėti, judėti, nes viena yra, kai tu esi tiesiog, ar ne, savo aplinkoje, namie, gal netgi ir darbe, tačiau jeigu tu jau atsistoji prieš žmonės, jeigu pradedi su jais bendrauti, kalbėti, jeigu į tave yra nukreiptos akis, tarsi nebeaišku, nei kur dėti rankas, nei kur kojas, kur žiūrėti, ką daryti, ar ne? Tai svarbiausia yra labai paprastas dalykas – turėti tikslą. Ką aš darau ir dėl ko tai darau, ką aš noriu pasiekti. Turint tikslą, tuomet atsiras priemonės tam tikslui pasiekti ir vadinasi, viskas, ką darysime, bus pateisinta. Taigi, yra tikslas, kurį mes norime pasiekti, tačiau iki jo prieiti mums reikia uždavinių. Visi šitie uždaviniai yra nukreipti į bendrą tikslą. tą tikslą pasiekti, mums yra reikalingas ištisinis veiksmas. Tai yra, mes negalime truputį tikslo siekti, tada tos uždavinius šiek tiek pakeisti ir truputį jo nesiekti vėl. Na, tiesiog kaip sugalvojame, ar ne? Mes negalime blaškytis, nes viską reikia verti tarsi karolius ant ištisinio veiksmo. Nes jeigu įsivaizduokite, tas ištisinis veiksmas nutrūksta, karoliai pabyra, vadinasi, tikslas yra nepasiekiamas. Bet visų svarbiausia, taip, yra tikslas, ar ne? Na, nežinau, jeigu, tarkime, paimkime kavinę galbūt, ar ne, ar restoraną, žmonės atvyksta ten ne tik juk pavalgyti, ar ne, tai atvyksta ten praleisti gerai laiką, tai yra ir žmonės pasižiūrėti, ir galbūt savęs parodyti, taip, ir pasimėgauti tuo maistu, tiesiog ir gerai praleisti laiką, ir vėlgi mes kalbame apie tą emociją, apie paslaugos patyrimą. Na, aišku, jeigu tai yra dienos pietus, tai jų tikslas pagrindinis žmonių yra tiesiog greitai pavalgyti. Bet vis dėlto, aišku, kokybė, aptarnavimas, visą kitą yra svarbu. Galbūt tiesiog kiti tada būna tikslai. Na, dabar įsivaizduokime, atvyksta pavakarieniauti, taip? Tai dabar darbuotojo, padavėjo, ar ne, koks galėtų būti tikslas? Na, galbūt, tai paimkime, kad tai būtų tiesiog kokybiškai, profesionaliai aptarnauti, ar ne, klientus. Na ir yra tam tikri uždaviniai, tai pasisveikinti mandagiai ir nuoširdžiai, kad žmogus ar ne jaustųsi tiesiog laukiamas svečias, laiku paduoti meniu, prieiti, pastebėti, kada žmogui galbūt kažko trūksta, pasiteirauti, ar viskas jam tiko, patiko, atnešti laiku sąskaitą, nesuklysti, suskaičiuoti, pasiūlyti galbūt desertą, koks jam galėtų patikti ir tikti, ar ne, ir pasiekėme tą tikslą. Puikiai profesionaliai aptarnauti klientą. Tačiau tai dar ne viskas, įsivaizduojate, atrodo, užtektų tikslą pasiekėme ir viskas. Bet dar reikia turėti omenyje virš uždavinį. Tai čia vėlgi Stanislavskis sugalvojo ar ne taip ir pavadino. Iš tiesų, verslo pasaulyje yra lygiai tas pats. Čia galėtume mes kalbėti apie misiją ir viziją. Ar ne? Tik tais kiekvienas tada darbuotojas, kiekvienas žmogus turi turėti savo misiją ir viziją. Taip ir čia yra tam tikri uždaviniai, įgyvendinti tikslą, tai yra tarsi tą misiją įvykdyti, ar ne? Tikslas ir yra vizija, tai yra virš uždavinys. Tai yra dar didesnis ir pagrindinis būtų to viso darbuotojo vaidmens, darbuotojo, na, to viso darbo tikslas toks visiškai, kaip jį pavadinti, na, virš uždavinys, tai yra, ko aš siekiu iš esmės, kokia mano vizija, kas turėtų būti. Na, tai pavyzdžiui, jeigu mes vėlgi kalbame apie tą darbuotoją, padavėją, taip, kuris taip puikiai aptarnauja, tai jo virš uždavinys galbūt galėtų būti aptarnauti žmonės taip gerai, kad jie norėtų čia visada sugrįžti ir tik pagalvoja, ar ne, apie kavinę, restoraną, iš karto